Sveiki draugai, klausimas jums, ar palįstų robotas šitoje situacijoje po mašiną? Ir kodėl tai padarė? Atsakymas, taip, dauguma gamintojų palįstų. Ar DCK, ar ne DCK, čia liečia daugelį gamintojų. Ir pasakysiu, kame čia visa yra esmė. Žiūrėkit, jūs apvedat robotą perimetru, jūs robotą apvedat nepjovimo zonas. Reiškia, robotas jumis, kaip žmogumi su loginiu mąstymu, sveikai mąstančiu, pasitiki betarpiškai. Reiškia, jeigu jūs jau pravedėt robotą čia, jis laikosi jūsų rekomendacijos ir važiuoja palei ribą. Reiškia, savisaugos instinktas, taip liaudiškai tariant, algoritmas savisaugos, jis yra išjungiamas. O išjungiamas todėl, kad pavyzdys. Jeigu robotas važiuoja palei sieną, palei pastatą, palei kažkokį objektą, jis žino, kad čia yra saugu, o jeigu jisai pradės labai saugotis, robotas pradės pakankamai nedavažinėti arba baidytis įvairių detalių. Nes tai kažkoks iškilimas, tai čia kažkoks vamzdis, ten kažkokia detalė. Daug dalykų, kurie lemia savisaugą, o robotas visą laiką pasirinks labiau saugumą negu kažkur braižytis. Tačiau saugumo temą reikia sumažinti gan stipriai tam, kad robotas galėtų važiuoti šalia. Taip kad, jeigu robotas palindo po mašiną, atkreipkite dėmesį, kur buvo mašina. Dažniausiu atveju, nepaisant gamintojo, yra problema ta, kad objektas buvo ant mūsų perimetro. Važiavo robotas, jumis žmogum pasitikėjo labai, o jūs žmogus padarėt štai tokią klaidą. Taip kad ne robotas kaltas būna, o instaliuotojas arba mašinos savininkas, kuris nežinojo. Na, nežinojimas toks dalykas, tam mes ir pasakojam viską, kad jūs kuo daugiau žinotumėt ne tik kaip fainai, bet kaip veikia pati sistema ir kokiu algoritmu dirba mūsų robotai. Tikiuosi video buvo tinkamas, informatyvus, na, o jeigu turi daugiau klausimų, klauskit ir mes mielai atsakysim.